Kai iš mokytojo pirmą kartą išgirdau, kad net konkurentai kyla iš manęs, sustingau. Ne iš baimės, o iš nuostabos, ar tikrai viskas priklauso nuo manęs? Pavyzdžiui, kai rinkoje pasirodo nauja prekė, galinti išstumti jūsų produktą, ar išdrįstumėte eiti ir nusipirkti ją pas konkurentą? Ne tam, kad palygintumėte, o tam, kad palaikytumėte, kad pasidžiaugtumėte, jog kažkas kitas taip pat kūrė vertę. Ar tikrai išdrįstumėte? Ir tai ne naivumas. Tai gilus supratimas, kad padėti kitiems būti išgirstiems ir ypač tiems, kurie mūsų manimų labiausiai su mumis konkuruoja, tai reiškia ne kovoti, o kurti pasaulį, kuriame visi gali klestėti. Ir tada jūsų šauniai sutramdytas ego atsisuks į jūs visai kitą pusę. Tarsi gausos upės atsiveria jūsų naudai. Naujos galimybės, kvietimai žmonės, kurie nori su jumis kurti ir bendradarbiauti. Užsakymai ateina iš ten, kur net nesitikėjote ir jūsų verslas auga ne todėl, kad laimėjote, o todėl, kad dalinatės. Tai ne strategija, tai gyvenimo būdas, tai veiksmas darnoje su visatą valdančiais dėsniais.